Taigi, moteris, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs jaučiatės, kai jūsų vyrai nužiūrinėja tiesiogiai moteris gatvėje? Kai jum einant, jis tiesiog neatplėšia akių nuo kitų gražuolių. Kada jis komentuoja, kokios jos gražios, kaip jos gražiai apsirengusios ir kad jūs nesate tokia kaip jos. Kai jis lygina jūs su jum kitomis, turbūt atsakysit visos taip pat kaip ir aš. Jaučiuosi siaubingai, jaučiuosi skaudinta, jaučiuosi pažeminta, jaučiuosi nemylima ir sutrypta tuo momentu. Bet kodėl jūs leidžiate sau būtent taip su jumis elgtis? Vyras, kuris gatvėje tiesiog galbūt savo žvilgsniu kliuvo už gražios moters ir neįsistelėbėje, neryja jai akimis, tai yra gan normalus reiškinys. Tai kaip ir mes, moteris, eidamos gatve, taip pat peržvelgiame ir vyrus, ir moteris, kurie yra gražus, kurie yra gražiai stilingai apsirengę, pasisemiam idėjų ir viskas to baigėsi. Arba tiesiog pažiūrim, wow, koks atletiškas kūnas, ar ne? Į to žmonės mes žiūrime tarsi į meno kūrinius, tarsi į idėjų šaltinį. Ir netgi ir šitose situacijose dažnai mumise pasikelia tas nepasitikėjimas, kada mes pastebime, kad mūsų antra pusė taip pat nužvelgė ar kažkur pasisėmė idėjų. Bet jeigu jūsų antra pusė tai daro nuolatos ir, kaip sakiau, tiesiog ryja akimis, lygina, sėdint kavinėje, nužiūrinėja visas iš eilės moteris, jūsų nemato, jūs ignoruoja, jūs kritikuoja, jūs nuvertina, ar nelaikas susimastyti, kad šalia jūsų yra ne tas žmogus ir kad tai ne apie pavydą, kad tai yra apie tiesioginį nepasitikėjimą jumis kaip moterimi ir apie jūsų antros pusės nepasitikėjimą savimi, santykiais. Nes aš išvelgiu tai ne iš tos prizmės, kad aš galbūt kažką pavydžiu ar dar kažkas. Tai yra tiesioginis žeminimas, tiesioginė nepagarba jums. Ir tik jums reikia spręsti, ką su tuo daryti. Galima pabandyti santykius sutvarkyti, suklijuoti ir šituo atveju, kada einame į komunikaciją, nei į barnius, nei į konfliktus, tiesiog į komunikaciją, išreiškime savo nuomonę, savo požiūrį ir bandome su savo antra puse surasti kompromisą. Bet jeigu jūsų antra pusė yra iš tų, kurie žavisi visomis moterimis pasaulio, tai būtent antram plane yra gan sudėtinga. Ir vidinė būsena jūsų kiekvieną kartą tai išduos. Jūs pradėsit lygintis taip pat save, kris jūsų savivertė, jausitės kiekvienoje dienoje blogai, kils įvairios mintis, o aš vis dar jo, ar aš vis dar pirma, ar aš jau turiu konkurenčių ir tokią būseną tiesiog užsėjėsite save, įsivarysite įvairiausios baimės, abejonės, nes kiekvienoje dienoje, kada jumyse verda nepasitikėjimas savimi ir vyru, tai prie gero nepriveda. Tai yra nuodai jūsų santykiams ir jums. Tai jeigu neina vyras į kompromisus, jeigu jis jūsų negirdi, reikėtų pasidaryti tam tikras išvadas ir apsvarstyti, tiesiog paanalizuoti savo esamą situaciją realiomis akimis, o nežiūrint per rožinius akinius. Ir pakalbėkime tada, kodėl vyrai taip elgiasi, kai šalia jų yra gražios,
nuostabios, seksualios moterys. Pirmu atveju, kada jis tiesiog ryja moteris akimis, tai gali būti jojo vidinės įvairios iš vaikystės atsineštos programos, kada yra tai normalu, kada tai buvo skatinama. Tai viskas iš auklėjimo, iš šeimos elgesio modelių, kuriuo jis matė. Galbūt ten šeimoje buvo tėtis neištikimas, ar senelis neištikimas, ar dėdė neištikimas. Ir tai jų šeimoje buvo kaip norma. Jis nemato tame problemos, jis nesuvokia, kaip savo elgesiu jisai skaudina savo antrą pusę. Ir jeigu jis pabandytų padirbėti su savimi, pasikeistų įpročiai, pasikeistų tiesiog požiūris, ar ne, dar galima tikrai atgaivinti santykius, bet to jis turi norėti pats ir turi žinoti, kad jūs jam esate ta brangiausia, dėl kurios jis gali pasistengti, susitvarkyti su savo tokiu požiūriu ir įpročiais. Taip pat gali tai būti, kad jo yra žema savivertė ir jisai tiesiog taip save išreiškia, jis taip pasikelia savo savivertę ir jaučiasi daug geriau. Bet jeigu tai žaidžia antrą pusę, sakyčiau, reikėtų pakeisti veiksmus jam. Ir jam to reikia norėti nuoširdžiai. Mes kito žmogaus negalime pakeisti. Ir negalime patys pasikeisti tol, kol mes to nenorime. Ir tai yra labai svarbu. Bet jeigu šalia mūsų yra kitas variantas, kada žmogus tiesiog ieško idėjų, tiesiog jis sako, kad nužvelgia, pats šitas kostiumas ir jis net nesirenka to, ar tai bus moteris ar vyrai, jis tiesiog nužvelgia, kai sakant, žmonės, šitas labai fainas kostiumas, va čia tai žiūrėk, kokia graži suknelė, va būtų gerai tau nupirkti, gal ir tau taip gražiai atrodys, dar kažkas va tokiam stiliuje, galbūt švelniam stiliuje, diskusijų, dažniausiai jisai gal net ir eis į diskusijas, gal kažką pašieps. Žiūrėk, koks eina vaivorykščių takelis, ar ne ant aukštakulnių, ar dar kažką tais tokio, kai yra nežeidžiama, nenuvertinama tavo savivertė ir tu pati, kai tai galbūt spontaniškai veikia, čia užmečiau, bet nesisteleibėjau, čia užmečiau akį, čia dar kažkur užmečiau, čia medis gražus, čia mašina graži, pats trauk iš šono mašinos nematau. Tai kai yra visai kitas toksai nužvelgimo būdas, tame nėra problemos. Svarbiausia nepasiduoti tam ir tai teisingai suvokti ir suprasti, neiti per nepasitikėjimo prizmę. Jeigu jūsų viduje kyla nepasitikėjimas būtent tada, tuo antru atveju, kada nėra tam priežasties, tiesiog pasisveikino gatvėje su pažįstama, tiesiog kažką gražaus pamatė, pasidalino tuo įspūdžiu, nepažeminant jūsų, ir vis tiek jumyse kyla nepasitikėjimas, nepasitenkinimas, įtampa, nerimas. Pasikelia įvairios baimės, įvairios idėjos, kad galbūt vyras yra jums neištikimas. Ir tos idėjos neturi tam realių faktų. Reikėtų peržvelgti ir pasižiūrėti savo vidinės problemas, savo vidinius blokus, kurie pasikelia būtent tokiose situacijose. Tai galbūt jūsų yra žema savivertė ir jūs labai dažnai pati save kritikuojate. Ir tada iš aplinkos jūs tarsi pritraukite ir interpretuojate kitų žodžius kaip kritiką, kaip nepasitenkinimą, kaip sulyginimą. Galbūt jūs pati nepatenkinta savo charakteriu, savo tiesiog, stipriosiam ir silpnosiam savybėmis, ką jūs galite padaryti. Savo visų pasaulių. Labai daug turite savo priekaištų. Ir per tų priekaištų prizmę
Jūs labai dažnai interpretuojat kitų žodžius ne tai, kaip yra iš tikrųjų. Situacijas interpretuojat ne tai, kaip yra iš tikrųjų, tiesiog pasiaštrina spalvos, tiesiog išsikreipia visos situacijos ir tai rodo, kad yra tiesiog sutrikusi jūsų savivertė, jinai yra žema ir reikėtų padirbėti su ja ir reikėtų išsiaiškinti, kokios yra giluminės to priežastys, kur jinai nusisijojo per tą jūsų gyvenimą, kai esate tokia žavi moteris. Ir nuo jūsų sukasi galva vien į jūs pažiūrėjus, o jūsų mintis sako priešingai. Kai norisi išmest veidrodį, kai negaliu žiūrėti veidrodį, kai turiu tiek kritikos sau ir didžiausias minčių srautus, kurie tuk kiekvieną dieną jumise. Tai kaip aš reaguoju į save, kaip aš save vertinu, ar ne? Kaip aš vertinu savo veiksmus. Tai tik viena iš priežasčių, dėl kurių būtent jūs galite taip reaguoti. Tai nėra jūsų kaltė, tikrai jūsų nekaltinu. Tai yra būtent vidinės programos. Jos yra kaltos, kad jos yra sutrikusios, jos yra atgyvenusios ir jos trukdo jums eiti į priekį ir mėgautis santykiais, mėgautis savimi, gerėtis savimis. Taigi, dar be to yra ir šeimos elgesio modeliai, kuriuose taip pat buvo parodyta, kaip reikia gyventi santykius. Kokios buvo sudarytos toje aplinkoje jums sąlygos augti. Ką jūs ten patyrėte? Atstumimą, išdavystę. O gal matėte, kaip kiti tai darė? Atstūmė, išdavė, išėjo. Ir baimė patirti, išgyventi tai, ką išgyveno galbūt jūsų artimieji, ar tai, ką išgyvenote jūs vaikystėje, kai esi bejėgis, negali nieko pakeisti ir kai srūva širdis skausmu, krauju, kai nežinai, ką daryti ir niekas nesikeičia į gerą, kai reikia susigyventi ir vėliau pasimiršta, atrodo, kai ateini į savo gyvenimą, kuris tavo gyvenimą ir interpretuoji santykius, kaip suvokėjai, kaip išmokai ir išlendančios tos programos iš praeities, iš pasąmonės, jos pradeda kišti pagalius į mūsų santykius. Ir vėl mes bijome pasijusti tos bejėgės moteris. Bet mes jau užaugome ir mes turime daug naujų įrankių, kuriais galime pasinaudoti. Mes galime analizuoti tai, kas buvo, išsilaisvinti iš praeities traumų, išvalyti visus blokus, kurie ten susidarė, pakeisti požiūrį, įsitikinimus, pakeisti būseną. Iš skausmo, iš baimių, iš nerimo, iš pykčio, pereiti lengvesnės vibracijas, tai yra meilė, džiaugsmas, pasitenkinimas gyvenimu, džiaugsmas, kai jautiesi įvertinta, kai jauti savo vertę, nepaisant to, ką aplinka mano apie tave. Ir su išlengvėjimu, su priėmimu savęs, su pasitenkinimu gyvenime, su pasitenkinimu santykiais galima džiaugtis gyvenimu. Ir tokio gyvenimo linkiu kiekvienai moteriai atrasti tą kelią. O jeigu nežinai, kaip atrasti tą kelią, kaip įsivaizduoti iš savo baimių, kaip įsivaduoti iš to jausmo, kad ir vėl situacijos pasikartos, kurios buvo mano gyvenime. Kaip atpažinti, ar vyras tiesiog yra neištikimas, ar tai mane veikia mano programos ir iškreipia visą tą vaizdinį. Kaip žinoti, kaip su tuo susitvarkyti, kaip pamesti nerimą, įtampą, stresą. Jeigu nežinai, kreipkis, susitiksime asmeninėme pokalbyje ir tiesiog įsigilinsim jūsų situaciją, įnešim aiškumą. Kad žinotumėt, kuriuo keliu gyvenime eiti ir kaip toliau tvarkytis.